tęsėme mūsų pasirengimo tikslą ir mes turime šiandien dar vieną tinklalaidę, kurioje dalyvauja Gabrielius Klimenka, Išgyvenimo akademija Klimenka bendraįkūrėjas. Ir šiandien mes pakalbėkime apie visiems turbūt gerai žinomą jau į smegenis įlindusi išvykimo krepšį. Čia matote labai puikų pavyzdį išvykimo krepšio žaidimą. Praeitą tinklalaidėje mes kalbėjom, kad teoriškai reikia pasirengus būti, planą turėti ir keliauti praktiškai pasibandyti. Visą tai galite padaryti žaidimo formoje ir susigalvoti daug visokių elementų, įtraukiant ir jaunosios šeimos narius ir tikrai padaryti atraktyvų, įdomų pasibuvimą. Gabrieliau, vis dėlto daug žmonių kalba apie tą išvykimo krepšį ir pasakyk paprastai, ką jį susidėti tokio reikia stebuklingo, kad būtum jį susiruošęs ir kas tai turėtų būti. Paprastai, kas tai yra išvykimo krepšys? Išvykimo krepšys kaip toksai yra skirtas, daiktamaišis skirtas 72 valandas išgyventi autonomiškai, reiškia savarankiškai, be niekieno kito pagalbos. Jeigu tu prasidėtų ekstremali situacija, tau reikėtų evakuotis. Pats krepšys yra savoka, net terminas. Išvykimo krepšys reiškia, kad mes kažkur tai išvyksime. Ir turim orientuotis į tokią situaciją, kad tikėtina, kad negalėsime grįžti namo. Nes dalis evakuacijų bus tokia, kad išvažiuosi trumpam, paskui po kiek laiko grįši. Bet jeigu, sakykime, čia bus radiacinės tarša zona visas Vilnius, ir ten tada reiškia, mes greičiausiai niekaip negalėsime grįžti į šitą savo gyvenamą vietą. Pats krepšys, į kas jį turėtų būti sudėta, tai priemonės turėtų būti nusimatytos pirmai pagalbai, tada maistas, aišku, dokumentai, vanduo, tada miego reikmenys, drabužiai ir kitos priemonės, kurios tau atrodo reikalingos. lt72.lt puslapyje yra oficialus rekomendacinis sąrašas, kuriame išdėstyta ten labai daug punktų visokiausių, kurie galėtų įeiti į tavo krepšį, bet vėlgi, kada tu komplektuojasi, tu turi atsižvelgti. Jeigu tu kažkokiu daiktu nemoki naudotis, tai aišku, jo nesidedi, arba galbūt tau tiesiog nereikalingas, matai. Tai irgi rekomendacinis sąrašas tam yra skirtas, kad tu matytum visą visumą, kas tau padėtų ir tiesiog paskiau pasižiūri, galbūt atsiras kažkokių dalykų, kurių tu norėsi įsidėti ir tau jų reikės įsidėti, kurie neparašyti šitam sąraše. Tai žodžiu, krepšys skirtas 70 valandas išgyventi savarankiškai, o jau visa kita, kas jį įeis, čia iš dalies priklauso nuo rekomendacinio sąrašo, iš dalies nuo tavo pačių poreikių arba žinių ir įgūdžių. Labai dažnai dar vis tiek kainuoja tie dalykai, kurių neturi, reikia įsigyti. Ar yra kažkokia logika ir eiliškumas, kaip tą kuprinę krautis? Nuo ko pradėti pirmą? Ir kitas mano klausimas yra apie vandenį. Labai dažnai būna, kad sako, ir tu minėjai 72 valandos, parai turbūt reikėtų jau kokių 3-4 litriukų vandens. Ar tikrai reikėtų tą 12 litrų susikrauti kuprinę, nes mes kalbam apie svorį, kuris nebūtinai visiems yra pakeliamas. Aš suprantu, kad treniruoti žmonės gali ir 20 kg neštis, bet o kaip vaikai, o kaip senjorai. Tai klausimas iš dviejų dalių, kas galėtų būti pirmaeiliai daiktai, kurie keliauja į kuprinę ir galbūt yra kažkoks eiliškumas kuprinėje. Ir antras, ką daryti su to vandeniu, tysti ar ne? Gerai, pradėkime nuo galo. Tai vandens daug kas žino, kad reikia įsidėti 12 litrų. Bet kas tai žino, tai greičiausiai vadovaujasi sąrašu, kuris buvo seniau sukurtas prieš gerus 30 metų ir paskui daug metų nebuvo atnaujintas. Dabar lt72.lt yra, kaip sakiau, atnaujintas sąrašas. Dabar orientuojamės, kad maždaug į 2 litrus parai žmogus orientuotųsi. Tai grinai, kad turėtų atsigerti. Jeigu įsidės mažiau, tai irgi nėra bėdos. Svarbu tada turėti vandens filtrą, vandens purifikavimo tabletės, tam, kad jeigu tau tektų semti vandenį iš gamtos, galėtum jį prasivalyti, nes jokio vandens net iš šaltinių neimam, negeriam paėmę iš gamtos, to vandens prieš tai nepravalę arba kažkaip kitaip nesterilizavę to vandens. Kitas momentas, nuo ko pradėta išvykimo krepšį komplektuotis, tai vėlgi vieningo metodo nėra, bet sakyčiau, pagrindas būtų toks, atsisėdau namie, pasižiūrėjau per sąrašą, ką aš turiu realiai namuose ir tuos daiktus pirmus susidėjau savo išvykimo krepšį. Tada, jeigu matau, kad kažko trūksta, tada pasiplanuoju, kaip, kur, kada nusipirksiu. Tai yra irgi įvairių variantų. Vieni žmonės ima ir, pavyzdžiui,
susidaro sąrašą, tada žiūri, kur kokios nuolaidos bus, tada taupydami pinigus nusiperka, bet tai labai užtrunka ir dažniausiai šitie žmonės pastringa toje fazėje, kad pusiausiai komplektuoto krepšio fazėje. Ne? Tada žmogus porą metų būna tokiam nesukomplektavęs krepšio. Kitas variantas, jeigu, pavyzdžiui, artėja koks gimtadienis, būna draugai sako, ką tau padovanoti, pateikia į sąrašiuką, man iš šio sąrašo kažkokius daiktus, tai irgi kažką padovanos. Aišku, vėlgi, perkant daiktus reikia irgi apmastyti, ar tikrai to daikto reikės, tada vėlgi, jeigu aš pirksiu pigius daiktus, greičiausiai nešiu sunkią kuprinę, nes pigus daiktai, jie dažniausiai būna taip funkcionalūs kažkaip, tai, bet jie būna sunkesni, bet brangus daiktai, jie būna tokie pat funkcionalūs, bet būna lengvesni. Ir gali labai sutaupyti svorį, nes tas svoris vis tiek, kaip tu bekomplektuosi, jis gali gauti sunkus, bet kokiu atveju oficialios rekomendacijose yra nurodyta, kad svoris neturėtų viršyti 1/5 tavo svorio. Tai jeigu tu sveri 100 kg, tavo išvykimo krepšys turėtų būti maksimaliai 20 kg svorio. Ir ten, aišku, paskiau galimas kitas gradavimas, paprastai sako, kad vyras iki 20 kg, moterį iki 15, bet tas pagal svorį, man atrodo, tikslesnis, nes tiesiog tada tu ergonomiškai gali judėti. Vaikai kada yra? Tai vaikam iki 12 metų krepšys neturėtų sverti daugiau 7 kg, 5-7 kg. Tai reiškia, dalis elementų greičiausiai pas tėvus atsidurs ir vaikas tik jau tą būtiną rinkinuką, kuris jam padėtų išgyventi ekstremalių situacijų atnešęs. Dažnai tenka man susidurti su tokiu irgi pasakymu, kad mes turim vieną krepšį šeimai, mes kartu evakuosimės. Ar tai teisinga? Paprastai rekomenduojame, kad kiekvienas šeimos narys turėtų individualų išvykimo krepšį ir idealiu variantu, kad tie krepšiai dubliuotų vienas kitą. Reiškia, jeigu pas mane yra radijo imtuvas, išorinė baterija, kokie nors miegmaišis, ten pirmos pagalbos rinkinys, analogiškas analogiški dalykai turi atsidurti ir pas mano žmoną, jeigu yra vaikai, ir tada pas vaikus. Kodėl tai svarbu, nes daug kas įsivaizduoja evakuaciją kaip kažkokį draugišką šeimos išvažiavimą, bet gali būti chaoso tam tikro ir yra tikimybė, kad jūsų šeimos narys atsiskirsite. Ir jeigu atsiskirsime ir visi tai daiktai, greičiausiai tėtis nes daugiau jėgos turi, visi daiktai pas tėtį, reiškia, visi šeimos nariai lieka be nieko ir jų išgyvenamumo faktorius gali sumažėti ženkliai. Kai visi turi apsirūpinę tais pačiais identiškais krepšiais, tai aišku, ten skiriasi drabužiai, dar kažkas, kurie jau ten nuo asmens priklauso, bet visi turi tos krepšius, netgi atsiskyrus, mes turime priemonės, su kuriam galim išgyventi. Viską turim susiimti. Tai su vandenuku kaip ir aišku, gyvenam Lietuvoje, ne dykumoje, vandens yra, apdirbus ir apdorojus vandenį, išvirinus jį, galimai galim tikrai prasimanyti to vandens, bet to kartais lyja, jeigu tai nėra cheminio ar radioaktyvaus užterštumo, iš tikrųjų to vandens prasimanyti galim daug. Bet žmogus vis tiek toks įdomus padarėlis, kuris nori valgyti. Kaip su maistu? Ir čia man tenka dažnai girdėti žmonių, sako, ne, tai aš konservų turiu ir man gerai. Ir ypatingai prisiperka žuvies konservų ir visokių kitokių dalykėlių ir sako, taip, aš turiu jau pasirūpinęs. Ką tu rekomenduotum ir kokia tavo patirtis yra ir rekomendacijos dėl maisto šitoj kuprinėje? Maistas, tai iškart pasakau, vien konservų negerai būtų susidėti, nes jeigu aš nesu įpratęs maitintis konservais ištisai, tada pirmą dieną aš pavalgysiu 3 kartus tų konservų, antrą dieną greičiausiai su žarnynu prasidės problemos. Tai arba viduriuosiu, arba skaudės pilvą ir panašiai. Konservas, koks jisai bebūtų, tai aišku geriau, kad brangus būtų. Jeigu deduosi konservus, konservai gali sudaryti vieną valgymą per parą, tai reiškia 3, nedaugiau pakuotės. Šiaip maistas turi būti skanus, maistingas, lengvai virškinamas, lengvai gaminamas ir kiek įmanoma įprastas. Tai ir vėlgi čia nuo žmogaus priklauso. Jis gali ten lašinių prisidėti su svogūnais ir duona, ne? Bet šiaip aš pats linkęs labiau rekomenduoti sausus turistinius davinius, kur yra lofalizuotas maistas, į kurį užpylus vandens pasidaro normalus patiekalas. Tai jie labai lengvai sveria, ten paprastai pakuotė 50-100 gramų sveria, tu vieną suvalgęs gauni faktiškai vos ne pusę dienos normos, kuris normaliom sąlygom būtum, bet šiaip jeigu ekstremali situacija ir jie rengiamės, tada reikėtų orientuotis į kokius 2000 kalorijų per dieną, tai reiškia 3 tos pakuotės, ten paprastai būna 600 kalorijų tose ribose, ne, tai 3 pakuotės praškai tau užpildo visą dienos normą.
Kitas dalykas svarbus yra saldumynai, tai yra greiti angliavandeniai, nes mums krenta ir energija, ir motyvacija, o šitie dalykai puikiai kelia. Tai, pavyzdžiui, netgi Coca-Colos kokios ar ten panašaus gėrimo buteliuką įsidėsi, tai jau bus gerai. Kitas svarbus dalykas - įsidėti įprastas priemonės, tai tokias, kurias naudojam, tai, pavyzdžiui, tiesiog įprastus maisto produktus, kuriuos naudojame kasdien. Jeigu tavo rytas prasideda nuo kavos puodelio ir tu ekstremalioje situacijoje negausi to kavos puodelio, tau bus sunku adekvačiai vertinti, būsi piktas, nepatenkintas ir panašiai. Tai įsidėti va tokius dalykus, kuriuos kasdien vartoju. Tai yra svarbu ne tik tais todėl, kad įprotis toks yra, bet ekstremalioje situacijoje, kai yra stresas, panika, nežinia ir kiti dalykai, mums reikia susikurti tą kasdienės rutinos įspūdį. Ir kai aš jį susikuriu, mano tas vidinis driežas, kuris visko bijo ir tada kelia paniką, jisai apsigauna, nes galvoja, kad viskas yra daug ramiau. Tai jeigu aš kavos išgeriu, ir tai jeigu kiekvieną dieną geriu, man jau geriau. Na, turim vandens, turim maisto, o kaip su drabužiais? Ar to jau per daug? Ar užteks mums taip, kaip išėjom ir kažkaip ten ateityje apsirūpinsim? Reikia pasimti kuprinę išvykimo mums krepšį drabužių ar ne? Šiaip rekomenduojama yra įsidėti vieną atsarginį rūbų komplektą, kad galėčiau nuo galvos iki kojų persirengti pilnai. Tai reiškia, jeigu žiemą, tai žieminiai rūbai sudėti, aišku, jie daugiau vietos užims, bet ten yra būdai, kaip supakuoti labai taupiai viską. Ir čia yra tiem atvejam, kada, pavyzdžiui, evakuojasi ir, sakykime, nutiko taip, kad aš peršlapau kiaurai. Jeigu tai yra šaltas metų laikas, tai nebūtinai žiema, arba netgi šalta vasaros naktis, tu gali labai smarkiai susirgti ir net numirti nuo to sušalimo. Tai galimybė persirengti pilnai yra aukso vertės ekstremalioje situacijos metu. Kitas dalykas, galbūt tu ten būsi supakavęs į maišus kažkokius, o ne viską radiacinės taršos atveju. Čia, hipotetiškai, šneku dabar, atėjai iki švarinimo palapinės, patikrino, tave reikia nuplauti, o patikrino krepšį ir tenai daiktai neužteršti. Tai tu turėsi elementariai į ką persirinkti. Daug visokių dalykų. Tai tiesiog gebėjimas persirinkti nuo galvos iki kojų, čia reikėtų į tai ir orientuoti. Tai vienas komplektas persirinkimo drabužių, sausų, pageidautina ir pagal sezoną. Sutvarkytų jau vakuume, kad neperšlapę būtų pagal sezoną. Iš tikrųjų labai geras patarimas. Na, viską liktai ir apkalbėjom. Ar tikrai, kaip dokumentai, pinigai? Dar apie drabužius kalbant, kojinės. Kojinės. Dalykas, kojinį reikėtų įsidėti 3 poras vienai parai orientuojamės, nes visą laiką, jeigu sudrėko kojinę, keičiam kojinę tam, kad nepriturėtumėm žaizdų, nes ekstremalios situacijos metu mobilumo praradimas paprastai reiškia mirtį. Tai orientuojamės. Tai kojos mus gelbės, taip? Kojos gelbės visą laiką. Tai vis dėlto dokumentai pinigai. Sekantis toksai liktai lentynėlė, dažnai žmonės sako, dokumentai, ypatingai registrų centro nuosavybės, viskas yra dabar debesy, viskas kaip prieinama iš bet kur, kam čia man galvoti, o pinigai kortelėje. Taip. Tai šiaip taip, kaip ir teisingai mąstom idealiu atveju, bet registrų centras čia kažkada ir užpylė buvo ir tenai žiūrėjo, kad tik duomenys nedingtų visi. Tai elektroninėse sistemose, kad yra viskas tai puiku, bet dėl viso ko atsarginę kopiją popierinę reikėtų turėti dokumentų. Ir aišku, ten į patį išvykimo krepšį iš karto tu neįsidėsi greičiausiai ten, tai geriau bent jau kopijas įsidėti. Aišku, reikia suprasti, kad didžioji dalis ekstremalių situacijų tu turėsi laiko tenai pasipildyti tą krepšį ir panašiai, bet kai kuriuose, ten kaip gaisras namuose, pavyzdžiui, turėsi išbėgti labai greitai. Tai bent jau kopiją susidedam, jeigu situacija leidžia, mes įsidedam ir originalus tada. Ir tam atveju, kad jeigu nusprogtų visos elektroninės sistemos, kad mes turėtumėm kažkokius įrodymus, tapatybės, kvalifikacijos ir panašiai. Kalbant apie pinigus, tai taip, visi turime banko korteles, bet reikia turėti ir grynų pinigų, nes gali būti elektroninės sistemos neveiks. Tada turiu turėti, šiaip orientuojamės į maždaug 500 eurų smulkiom kupiūrom, čia idealiam variantui, kad turėtumėm. Ir principas toksai. Jeigu prasidėjo ekstremali situacija, aš evakuojuosi, reikia atsiskaityti už kažką, tai už kūrą, maistą, už beleką. Jeigu yra galimybė, atsiskaitinėjau banko kortelę visą laiką. Jeigu jau elektroninės sistemos neveikia, tada perinam prie šito atsiskaitimo grynais pinigais. Jeigu jau ir pinigai nebeveikia, tada ten galim pereiti ir prie barterio, tą vadinamą, arba mainų valiutos. Ir
didžioji dalis ekstremalių situacijų iki barterio mainų greičiausiai nedais, ten pavieniai atvejai gali būti, bet turėtų omeny reikia. Vėlgi, čia senesnius sąrašus, jeigu žiūrėt, ten dažniausiai akcentuojama cigaretės, alkoholis, bet šiaip kiek pavyksta atsekti, kaip pateko šitą dalyką, čia iš sovietinės kalėjimų kultūros atėjo šitas dalykas, tai aš pats šiek tiek praplečiu šitą sąvoką, nes cigaretės, alkoholis žmogui, kuris negeria ir nerūko, greičiausiai reikšmės neturės. Ne? Tai tiesiog, jeigu aš turiu, pavyzdžiui, buteliuką vandens, karštą vasaros dieną, tu neįsidėjai. Ženkliai geriau. Tikrai bus naudingesnis daiktas. Pas tavę įsikrojo telefonas, negali paskambinti šeimos nariams, o aš turiu telefoną arba turiu išorinę bateriją. Tai vėlgi atiduosi bet ką. Tai tiesiog praplėsti tą barterio mainų sampratą ir pažiūrėti, kas gali įgyti vienais ar kitais atvejais tą piniginę vertę. Gerai, pakalbėjom apie tą idealų turbūt išvykimo krepšio susidėjimą, bet tu turbūt ir pastebi ir daug kartų jau mini, kad yra vienokia praktika, kitokia. Kokios pagrindinės klaidos, ką žmonės padaro negerai su savo išvykimo krepšiu? Tai visų pirma, didžiausia klaida, ko gero, yra ta, kad žmogus galvoja, kad labai greitai galės susikomplektuoti krepšį ir tada jo nesikomplektuoja. Aš pats kažkada bandžiau paeksperimentuoti prieš vienus mokymus, tiesiog pabandžiau nuo nulio pagal sąrašą viskas, kas yra, susikrauti. Aš užtrukau 1,5 valandos. Čia tai, kad aš vedu mokymus, o ne, kad aš žinau, ką reikia sudėti, kad aš turiu tuos daiktus, aš užtrukau 1,5 valandos. Žmonės dažniausiai įsivaizduoja, kad užtruks susikrauti 10-15 minučių. Tai yra iš fantastikos srities kažkas. Kita klaida tiesiog neapsvarčius krautis viską. Ir irgi būna tokių atvejų, kad vedu mokymus ir žmonės atvažiuoja su savo krepšiais, tiesiog tada ardom žiūrim, ką jie įsidėjo, tokio, ką netokio. Tai buvo, pavyzdžiui, nuotraukų albumas, storiausias įdėtas, kuris ten sveria vos ne kilogramą. Ne. Kitas atvejis, pavyzdžiui, su maistu buvo. Ne. Du konkretus atvejai pasakos trumpai. Žodžiu, vienas buvo, kad prisidėjo pigiausių konservų. Aš sakau, tu ragavęs tos konservus, sako, neragavęs. Sakau, paragauk. Žmogus paragavo ir viską iškart išmetė, nes jeigu tu nebomžas, to valgyti negalėsi elementariai. Kitas atvejis, kraštutinumas kitas buvo. Žmogus prisidėjo konservų su konservuotam sraigėm. Sakau, tu valgęs, sako, nevalgęs, bet bus proga paragauti. Tai vėlgi, tu nežinai, kaip reaguosi į tai ir panašiai. Kitos klaidos, tai netoks krepšys pasirinktas, nes šiaip geriausiai kuprinė, kuri turi juosmens diržą, turi krūtinės diržus, dar jeigu rėmą turi, kuris palengvina, tai tu galėsi didelį svorį transportuoti. Būna žmonės susikrauna tiesiog į maksiminius maišelius tos, arba daiktai pavieniui sumesti tiesiog šalia kuprinės stovi. Tų klaidų galima daug apsvarstyti, čia faktiškai, kai vedi mokymus, pabendrauji su žmonėm, ten visokiausių čiaudų išgirsti. Kiti žmonės sako, aš turiu kelionį lagaminą ant ratukų, pažiūrėkit, kaip patogu bus, aš jį vešiu, aš nenešiu svorio, aš galiu kiek noriu prisidėti ir tą albumą įsidėti, nes man faini. Šiaip mąstymo eiga kaip ir neblogai yra, tik tais tiek, kad tas lagaminas ant ratukų, keliuose, kur nors, kur lygus paviršius, veiks puikiai, bet jeigu tau reikės judėti miškingą arba vietovę arba griuvėsiais, tada jau bus problemų su tuo lagaminu. Šiaip pats mąstymas, kad šitą išvykimo krepšį perkelti ant ratukų yra teisingas, nes, pavyzdžiui, būna irgi žmonės sako, man čia skauda nugarą arba aš ten vyresnio amžiaus ir tikrai nepanešiu tu ten 20 ar 15 kg. Tada tiesiog imi šitą karutį su ratukais, sodininko kokį nors, kad galėtum ten paskui, tenai gali prisikrauti belė kiek daiktų ir tu lengvai paneši. Tai patemsi visą tą reikalą. Čia panašiai kaip parduotuvė, kaip būna su vežimėliu. Prisikrauni pilną, stumdai ten posūkio metą truputėlį, bet tu be vargo su juo laviruoji. Bet paskui, kai reikia maišeliuose parsinešti ten 100 metrų nuo mašinos, čia būna kančių keliai. Tai principas panašus. Tai tie lagaminai ant ratukų kaip ir gera linkme mąsto žmogus, tik tais reikia praplėsti. Pavyzdžiui, močiutės, kur važiuoja į turgų, tokios būna. Tobulas daiktas, tu be vargo gali irgi didelį svorį transportuoti, jisai pravažus ganėtinai. Tai didesni ratai tiesiog turėtų būti. Tai va. Aišku, kad tiek mes šiandien prišnekėjom, kad matyt, kad daug žmonių, kurie žiūri šitą tinklalaidę, rytoj jau eis į parduotuvę ir puls viską pirkti. Tai nuo ko pradėti jiems komplektuotis tą išvykimo krepšį? Čia jau apie daiktus kalbame. Taip. Tai vėlgi čia individualiai priklauso. Aš asmeniškai pradėčiau komplektuotis nuo maisto, nes jį paskiau sunkiausia būna susipirkti. Tada maistas, vanduo, dokumentai. Vėlgi pirmosios pagalbos rinkinys, tada eitų drabužiai ir paskiau visos kitos priemonės. Ačiū labai už pokalbį. Manau, kad žiūrovams kažkiek tai užsikabino.
ir kviečiu iš tikrųjų tapti aktyviais paskaitų ir mokymų lankytojais. Ir tik tenai galite fiziškai ir praktiškai pačiupinėti, pabandyti, išbandyti, kas yra geriau, blogiau ir tada priimti sprendimus. Aišku, kad nereikėtų atidinėti. Tai išvykimo krepšys nėra jokia drama, išvykimo krepšys yra kasdienybė, mes turim būti pasirengę ir netikėtis, bet ir negalvoti, kad nieko nenutiks. Tai turėti tą objektyvų pamastymą, kad mes pasirengę, mums dėl to tik tai gyventi tampa ramiau. Ačiū labai žiūrėjusiems mūsų tinklalaidę, ačiū Gabrieliau už apsilankymą. Iki kitų kartų ir apsilankykite praktiniuose mokymuose ir jie tikrai jums padės. Iki.